tau 16 arba 20 ir atsiranda klausimas iš visų, ką nori veikti gyvenime, o tada atsiranda tėvų lūkesčiai, aplinka, visas tas, kad galbūt man nepasiseks ir tada pradedi kvestionuoti, ar tikrai nori daryti tai, ką nori daryti. Ypač, jeigu tai yra kūryba arba meno skiltis. Čia jaunimas be filtro. Aš esu Elinga ir šiandien su savim turiu Simona. Su Simona kalbėsime apie tai, kaip reikia pasirinkti tai, ką tu nori daryti gyvenime ir kaip kartais tai gali labai įtakoti kitų žmonių lūkesčiai. Oh, yeah. Tai Simona, prisistatyk. Tai mano vardas Simona, man yra 17 metų, šiaip už nepilno pusmečio man jau 18, tai Okay. Oh, yeah. 11 klasiai esu. Ką žinau, šiaip tas klausimas pristatyti visada mane tai pastato į tokią poziciją, kur turiu traukti tiesiog viską iš savo gyvenimo, bet šoku, kaip ir minėjau, šoku, hip-hopą ir feminin. Ką čia dar darau? Savanoriauju, pradedu jaunimui pasiruošti sutvirtinimo sakramentui. Tai čia labai mano tokia faina, man patinka veikla. Ir jo. Šiaip daugiau, nežinau, gyvenu Kaune, mokusi Kaune, Jėzuitų gimnazijai. Tai okay, nice. O kodėl tau pati šita tema yra tokia aktuali? Žodžiu, tiesiog, manau, ir man labai aktuali, ir tiesiog visiems, nes dabar yra labai daug spaudimo, ypač šitam amžiui, kad tu turi žinot, kokią tu karjeros kryptį turi pasirinkti ir kad tu nesuklystum. Tai aš tiesiog galvojau, kad kadangi ir pati išgyvenu tokius, kaip čia pasakius, svarstymus ir kažkokius neapsisprendimus, tai galvojau tiesiog ateisiu čia kažką pakalbėti, pasidalint savo patirtim. Kiek aš jau 17 metų turiu, ne tiek ir daug, bet tiesiog gal kažkas gali relatint ir gal kažkas tą patį išgyvena. Okay, tai tada startuojam nuo pat pradžių. Kada buvo pirmas kartas, kai jau pradėjai bijoti dėl savo tos ateities? Taip. Tai manau, kad visiems lūžio taškas yra 10 klasė. Relatinu. Žodžiu, aš galvojau, kada tas mano lūžio taškas ir šiaip svarstymų visada buvo. Svarstymų visada yra, ką tu nori veikti ateityje. Vien tipo jau pirmoji klasė jau ten. Aš prisimenu, kaip piešiau kirpėjos piešinuką, ar mes ten kabinom profesiją. Aš tai pirmoji klasė norėjau būti mama. Oi, aš nupiešiau vežimėlį ir aš sakau, aš būsiu mama. Tada antroji klasė jau prasidėjo, kad noriu būti aktorė ir tada jau ten iki... Bet čia primena tą vieną mymą, aš nežinau, ar žinot, bet kur tu I wanna be pregnant when I grow up. I wanna be pregnant. Aš tai tipo prisimenu, piešiau kirpėją noriu būti. Okay. Bet aš tiesiog nežinojau, tipo pirmoji klasė, ten miela ir visa kita, tai sakau, svarstymai visada buvo. Bet 10 klasė, kaip ir sakiau, lūžio taškas buvo. Vien dėl to, nes 10 klasė yra karjeros testas. Karjeros testas? Nelaikai karjeros testą? Ne. Tas žiauriai brangus testas, kur tipo, tu ten sėdi, galvoju, kelias valandas gal, tiesiog atsakinėjai į klausimus, tipo, renkiesi, kuri tau figūra labiau patinka. Ar ten... tipo... Tofu. Renkiesi, kuri tau figūra labiau patinka, arba ten, ar tau labiau patinka socializuoti su žmonėm, ar tu labiau užsidaręs esi. Ir jis kainuoja 100 eurų. Jo. Nes paskui, ten žodžiu, sėdim. Ačiū Dievui, kad aš žinau, ko aš noriu būti. Biški jau ir nereikia man daryti karjeros testo. Jums visiems tai pasisekė. Bet aš nežinojau. Ir šiaip daug kas darė iš mūsų srauto tą karjeros testą. Tiesiog ateini į klasę, kelias valandas, tau duoda žiauriai didelį steką dokumentų, kuriuos ten pildai, kaip koks buhalteris. Sumoki 60 eurų ir paskui eina sesija su psichologu. Okay. Ir aš ateinu pas tą psichologę ir aš ten, ta prasme, tokių nesąmonių buvau prirašęs. Su pirma, žiauriai nežinojau, ką aš noriu daryti ir ten tokie obvious klausimai. Tipo, pavyzdžiui. Ar tau patinka, ar tu nori ateityje dirbti su žmonėm, ar tu nori labiau, ar tau patinka kompiuterinis darbas labiau, ką žinau. Ir žodžiu, iš viso ten gale paskutinis klausimas buvo išvardink savo potencialias profesijas, kurias norėtum eiti. Ir aš taip ateinu ir pastapsiu. Prisiminiau, mes panašų darėm.
Bet nemokėjom šiam eurų. Nes for free mokyklai. Kaip sau rimtai? Aš kokią Tai tipo, gal ne tokį didelį, bet kažkokią mums psichologę davė irgi. Žodžiu, aš ateinu pas tą psichologę ir tai jau, žinai, visą tokia, eiti savo, mes dabar čia nagrinėsime apie mano karjerą, aš nieko nežinau, ką noriu daryti. Ir jinai atsiverčia pirmą, va tai va, visus lapus atverčia ir gale, tipo, aš surašęs potencialias profesijas, keliautoja. Aš buvau parašęs, kad aš noriu būti keliautoja. Ir jinai taip atsiverčia. Gerai, visų pirma, keliautojas tai ne profesija. Ir iš karto nubraukė. Ir aš taip, eiti savo. Ok, aš ten dar Ar tu ten pats galėjai parašyti po... savo potencialias, kurias gal norėtum, kažkokių turi svarstymų. Aš turėjau omeny, kad gal aš, kokio vlogerio noriu, tipo, keliauti ir iš to. Gal būna influenceriai, kurie iš pinigus iš to gauna. Taip, aš noriu, gal, tipo, noriu, kad mano... Bet žinai, čia yra nereali profesija. Tai va, karjeros testas fokusuosi į profesijas, bet gal tu nebūtinai nori būti tipo, kažkokią profesiją puoselėti. Gal tavo pajamų šaltinis bus kažkas kito, kas tau tiesiog patinka daryti, žinai. Tai čia jau buvo toks humbling experience, sėdėjau tokia, eiktų savo, ką aš čia prirašiau. Ir tada dar tas karjeros testas, aš ten tiesiog, ta prasme, kažkodėl man diagnozavo, kad man patinka istorija. Tau nepatinka istorija, aš kaip suprantu. Tai aš save grinai apgaudinėjau visą laiką. Man žiauriai, ta prasme, aš sėdžiu pamokoje, nežinau, ką ten veikiu. Kaip tik prieš savaitę atsisakiau istorijos egzaminų. VB. Kaip tik prieš savaitę, geriausias sprendimas, kokį padariau. Ta prasme, per šį mėnesį man taip viskas palengvėjo, man daug kas sakė, tipo, nedaryk, nes tau gal kažkur prireiks, visada geriau tiesiog pasimti ir išsilaikyti. Aš atsisakiau ir žiauriai, man žiauriai gerai. Aš, ta prasme, dabar thrivinu tiesiog, nes žinau, kad man nereikės kankintis dėl istorijos. Ir va, tai pamokslas toks, kad karjeros testo neimkit. Šiaip dabar pagalvojus, nėra toks didelio čia daikto, aš vis tiek tos dalykus keičiau ten grinai rugsėjo pradžioj. Tai žinokit, kad galit pasikeisti bet kada. Nes aš to nežinojau, man niekas to nepasakė ir aš tada buvau belenkokiam panikos maudė 10 klasė, kai man dar 16 metų ir galvojau, kad dabar šiti dalykai mano visą ateitį tiesiog nulems, žinai, kad aš pasimsiu istoriją, nepasimsiu. Tai žodžiu, tai nuo čia va prasidėjo man tas spaudimas. Ok. Kada tau? Kada man dėl ateities, man buvo toks, kad tipo, aš realiai nuo tos 2 klasės aš visą laiką žinojau, kad būsiu aktorė. Ir tada irgi gimnazijai 10-11 mane hitino, kad žiūri neapsimoka šiaip aktorium būt. Dėl finansinių pajamų, žiūri neapsimoka aktorium būt. Bet kažkaip aš labai... tipo, būna dabar, man ir dabar būna tos krizės dėl ateities. Dabar čia nėra taip, kad tu, tipo, išsiaiškini ir viskas, tau gyvenimas palengvėja. Pas mane buvo, kad dabar visą laiką pas mane va šitaip, aš žinau. Dabar sen būna, aš jau žinau, viskas čia chill. O taip, gal man nedaryti? Taip, grinai. Bet tiesiog suvokiau, kad, aš aktorinį pasiliksiu turbūt kaip hobį labiau tokį, žinai, varyti castingus, kažką. Bet aš nežinau, ar aš noriu to tokio full time Lietuvoje. Aktorinė? Jo, nes jeigu užsienį, tai why not, žinai, toks. Bet Lietuvoje... Jo, aš matau, iš kur tai, ne. Aš kadangi nuo pat mažens pasisakiu savo, kad grinai tik užsienį studijuosiu, nežinau, kažkaip traukia. Nėra, kad aš nekenčiu Lietuvos, man čia žiauriai patinka, čia zajavys yra. Bet... Tiesiog aš žinojau, kad aš noriu praplėsti akiratį ir kitose, žinai, sferose ir aš, tipo, irgi kažką su aktoriniu galvoju ir taip eina savo. Realiai aktorinį, sunku labai, tipo, faktas, pragyventi ir prasimuš labai sunku. Labai muša ambicija, žinai. Tada tai pradedi svarstyti, ar čia verta šitą daryti ir pradedi svarstyti apie savo žemiausius taškus gyvenime, kuriuos tu gali pasiekti. Tipo, visai jokių pajamų neturėsi, ten gal ant gatvės atsidursi. Ir tai jau toks, tai gal aš kažką patikimesnio geriau. Va, ir būna, žinai, tas, kur renkies tada iš to, ką nori ir kas yra stabilu. Jo. Žiauriai. Ir aš kaip tik ir, turiu tau klausimą. Ką tu, pavyzdžiui, reiškia, jeigu tu suklystum renkantis karjerą? Suklysti? Jaučiu tiesiog rinktis tai, ką nori daryti, ne pagal savo norus. Kur tu tiesiog stengiasi žiauriai patenkinti kitų lūkesčius, kokios močiutės arba tėvų, žinai, ir pagal tai statai savo visą karjeros kelią.
Ir tada tiesiog man baisiausias dalykas yra pasent, jeigu sulauksiu senatvės ir tada atsižvelgti savo gyvenimą, pasižiūrėti atgal ir tada supras, kad eikti savo čia visai ne tai, ką aš norėjau daryti. Realiai, Aš kur būčiau tipo dar- nieko nepadariau to, ką norėjau Taip. padaryti. Taip, kur tipo dabar jau galvoju, kad per vėlų pradėti, nors niekada nėra per vėlų pradėti kažką daryti. Bet juokas juokais, ta prasme, mes ir dabar galvojam, kad per vėlų. Nu, pavyzdžiui, man Jo. būna, kad, kai man 18, aš jau galvoju, kad aš kažką praleidau. Taip, aš jau galvoju, kad aš jau sena, kur aš nugyvenau tik 17 metų, žinai, ir man dar visas pasaulis yra prieš akis, galimybių dar žiauriai daug ir tiesiog aš jau galvoju, kad aš pasenus ir kad man jau reikia Bet čia, žinai, paus nuo pat mažens. tai čia yra kažkoks uždėtas standartas, toks atrodo dabar jau, žinai, to social media, kur ten aš 18 turiu milijoną. Jo. Ir tu toks, kodėl aš neturiu milijoną? Nu, Ir jo, ir tada galvoju, čia aš kažką praleidau, čia aš kažko pats nepadariau, kai man buvo Jo, koks jo, 16 metų, Jo, kad, tipo, jo. come on. tada pradedi kaltinti savo gyvenamą vietą, vat pavyzdžiui, kiek aš gradžiu, nu, tipo, esu laikius, kad aš Lietuvoje gimiau, taip sunku prasimušti čia yra. Bet realiai, aš manau, kad visur sunku prasimušti. Nu, taip, nes gerai, tu ten gimsi kokio LA, kur aktorinis yra žiauriai, tipo, didelis dalykas, vis tiek konkurencija. Bet žiūrėk, jeigu tu gimsi LA, bet gimsi, nežinau, skurdžioji šeimoje, nu, tai LA ne LA, tau jokio skirtumo. Jo, ir LA labai daug konkurencijos yra, tai aš manau, kad visur sunku, bet tiesiog tada eina tas gražas ant Lietuvos, ant aplinkos. Kyla pavydas, vat socialinės medijos labai įsigraužia į smegenis, nes kyla pavydas, kai tu matai 11 metų mergaitę, kur jau vaidino Stranger Things ir Taip. tiesiog jos editus dabar meta TikToko feepę man ir tiesiog galvoju, ką aš praleidau, tipo, aš žiauriai misiautinu savo vaikystę ir visą kitą ir šiaip gyvenimą. Potencialas visas Taip, mano jau neišnaudoji nugaravo, nes aš nuo potencialo. pat 6 metų nevaidinu Holivude. O jo. Nu jo, ir toks, Mhm. bet, nu, žinai, reikia kažkaip suprasti tą, kad, tipo, nu, nebuvo tų galimybių, tai nebuvo galimybių. Nu, bet Taip, ką mes galim dabar padaryti? susikur galimybės. O kalbant apie tą visą stabilumą ir panašiai, tau yra vat buvę, kad, sakykime, iš aplinkos, iš šeimos ar iš kažkur, kad būtų, kad žmonės sakytų, tipo, ką tu čia nori į meną eiti, tipo? Jo, nu žodžiu, esmė ta, kad aš tiesiog esu žiauriai dar neapsisprendus, aš viena koja linkstu į meną, viena koja, tipo, atrodo, kad galėčiau kažką su smegenų veikla daryti. Nežinau, kaip kitaip paaiškinti. Tipo, kažką, nu tikrai sunkaus akademiškai veikti. Bet visada, kai, pavyzdžiui, pradedu kalbėti su tėvais, nu tai iš karto pasiplatas, kaip tu darbą susirasi. Ta prasme, ką tu dirbsi, realiai. Tu ką, pardavinėsi savo menų, kas norės pirkti, nu, ten ar kažką, ką tu kursi, žinai. Tada iš kur tu pinigų gausi. Kas mane žiauriai nervuoja, žiauriai viskas šiais laikais, ta prasme, priklauso nuo pinigų. Tu, ta prasme, rinkdamasis, ką tu nori veikti gyvenime, tu turi atsižvelgti. Bet tai realiai visą pajamas. laiką tai būdavo. Jo. Tik tai, žinai, kad biškis skirdavos, nes seniau menas labai, žinai, būdavo iššokęs ir tu iš to galėdai užsidirbti pinigus, dabar tu iš meno, nebent tavo tėveliai turtingi Su- ir tu turi žiūrėti daug Eik, kontaktų, Jo. tada taip, Tai čia jau tu lucky, jeigu tau taip yra. galimybės. Jo, bet, tipo, nu, aš, žinai, kol aš dar pilnai neapsisprendus, aš vengiu. Maždaug prisivengiu tokių kalbų, kai manęs paklausia, ką tu nori studijuoti, aš taip prašau nekalbėti su manim šitą temą. Čia toks tabu. Tabu Visiškas žiauriai, aš dabar nenoriu apie tai galvoti, nes man tada pakyla pulsas, man pradeda Stresas. stresuoti, tiesiog pradedu. Ir žinai, baisu sulaukti, net jeigu ir aš sulaukčiau tos teigiamos reakcijos, baisu kažkokią reakciją sulaukti yra. Nežinai, kokios reakcijos sulauksi, nežinomybė, aš todėl prisivengiu, bet esu bandžius ten kalbėti su tėvais, nu tai ir iš karto ten pasipila. Tu žinai, kas šiais laikais yra paklausu, tikrai ne menas, psichologija yra žiauriai paklausu šiais laikais, marketingas, nu žinai, visą kitą. Ir aš nešeiminu nieko, kas pasirinkė šitas profesijas, tiesiog nemanau, kad tai man. Ir aš nemanau, kad aš turėčiau rinktis pagal tai, kas yra paklausu. Jo. Nes nebūtinai gal man tas patinka. Taip. Aš labai esu delusional ir labai vadovauju savo norais, stengiuosi. Nu, tipo, žinai, šiaip delusional žmonės, Daug pasiekia. out of that delusion, žinai, tu gali daug pasiekti. Taip, nes jeigu tu neturėsi delusion ir tu būsi žiauriai tiesiog realistiškas ir ant žemės down to earth, nu tai aš nežinau, ar prasimuši. Nu jo, tipo- nes čia, žinai, nu tu turi būti žiauriai overly confident, Taip, ir žiauriai taip. delusional,
labai Ir apsimest, ta ambicingas. prasme, net jeigu tu nesi tas confident, tu turi apsimest, kad tu matai, kad tau viskas bus, zajebys. Ir tiesiog eini, kalbi su tai žmonėm, Jo. darai mušies, kur tau reikia, nes jeigu tu sėdėsi savo saugiam burbule Taip. ir tiesiog būsi, bet dėl stabilumo aš gal tiesiog eisiu į mediciną, kuri man visiškai nepatinka. Jo. Tai gerai, ir dirbsi toj medicinoje, bet tau jinai nepatiks ir tu neisi ten į vyrdaktarus, į visus kitus, nes tau ten nelabai patiks, nebent dėl pinigų. Jo. Bet, kaip tu sakai, žinai, ar tu on your deathbed tiesiog gulės ir būsi, eik tu savo, aš buvau daktarų. Ne, tu būsi, kodėl aš nepasiėmiau to aktorinio, kodėl aš nepiešiau, kodėl, nežinau, filmų nekūriau, kuriuos labai norėjau. Gyvenimas per trumpas. Aš manau, gyvenimas per trumpas, kad tu nedarytum tai, ko nori. Ir kaip sakoma, vieną gyvenimą tu turim. Jo. Kas yra žiauriai svarbu. Tai va. Tai močiutei dar nieko nesakiau. Giminių baliui čia yra, pavyzdžiui, tai, tiesiog nekalbėt. Tiesiog. Aš išgirstu žodį profesija arba karjera, aš pasišalinu. Ne, geriausiai tai būna, nežinau dar. Jo. Dar galvoju. Dar svarstau. Dar ko svarstai? Nežinau. Kalbant ties šitu, aš, ta prasme, tiesiog labai esu girdėjęs, kad aš esu labai people pleaserė. Ir šiaip man patenkinti kito lūkesčius, ypač artimo žmogaus, yra geriausias dalykas šio žemėje. Ta prasme, kad tavim kažkas didžiuojasi ir, pavyzdžiui, tikisi iš tavęs, kad tu ten protiškai, ta prasme, wow, kokia esi, žinai. Ir tu tą patenkini ir tavim giriasi visi. Geriausias dalykas žemėje. Ir aš dėl to buvau linkus visiems pasakoti, kad aš noriu būti teisininkė. Bet aš, nemeluodavau tiesiog. Bet tau realiai patikdavo, teisė. Aš pažiūrėjau serialą Suits. Okay. Žinok, realiai. Bet šiaip čia real. Bet, realiai mane labai veikia serialai, pasižiūrėjau Suits ir taip galvoju, aš išmokau daug terminų, daug naujų terminų išmokau ir visai gal ir norėčiau šitą kažką puoselėti. Iš pradžių prasidėjo toksai, kad draugams taip, gal svarstau apie teisininko karjerą, kažką tokio, gal teisų studijos, jos labai sunkios ir brangios. Paskui jau pagaudau save, kaip manęs paklausė kažkas, ką veiksi. Tai renkuosi tarp teisės ir dar kažko, žinai. Nieko panašaus ir man tada, visai neseniai, kaip tik po naujų metų buvo toksai nušvitimas literaliai, kad ką aš bandau apgauti. Aš nei istorijos nebumbum, man ten, aš ką tik norėjau sakyti, kad tu žinai, kad istorijos teisiai. Man istorija, ta prasme, vapšė nebumbum. Ir aš tiesiog galvoju, tiesiog jau metas nustot apsimetinėti, žinai. Ir aš visada, kame esmė, kaip pasakydavau, kad aš noriu studijuoti teisę, visada sulaukdavau to tokio, eik tu sau, tu žiauri protinga, čia tokios sunkios studijos, bet tau niekada nebus finansinių problemų gyvenime ir tiesiog, ta prasme, smegenys kokio dydžio turbūt pa žmogų. Ir aš taip, man šitas patinka, aš gaunu, žinai, taip, glosto, literaliai tokie gražų žodžiai, žinai, mane laiko žiauri protinga. Ir tada toks svučias, kur aš taip galvoju, gal meniškesnę karjerą pasirinkti. Ir tada tokių ir žvilgsnių sulaukiu. Ne, šiaip pasakyta prasme, artimiesiams, kad tu nori kažką su menu daryti, yra tiesiog smūgis į širdį, realiai, ta prasme. Bet žinok, juokais, tas pats ir su verslu, pavyzdžiui, yra. Ta prasme, verslas atrodo, verslas yra rizikingas, žinai, dalykas. Jo. Bet kur aš pasakau, kad aš noriu ten, žinai, rinkodarą, marketingą ir jie tokie... Darysiu. O tai žinai, kad AI pakeis tavo darbą. Jo. O tai... Bet tai žinai, kad žiūri daug konkurencijos. Ta prasme, žinai, kad jie nedirba šiaip savo srityje. Ką reikia atskirti dažniausiai, kad šiaip yra ten koks gal 80% žmonių, kurie po savo studijų nedirba savo studijų srityje. Taip. Gal aš tiesiog noriu studijuoti šitą dalyką, kad aš gaučiau žinių. Jo. Gal, sakykime, aš, pavyzdžiui, norėčiau galimai dirbti renginių organizavime. Why not? Bet aš žinau, kad man tam reikia verslumo žinių. Ir aš rinksiuosi tada į verslumą geriau negu į mediciną, jeigu aš noriu. Tiesiog pasirenki. Ir tas vakilas spaudimas paskui pradeda klausti, kur tu dirbsi. Koks savo planas ateityje? Pažiūrėsim po 5 metų. Pagyvensim, pamatysim. Viskas einasi tiesiog improvų šiam gyvenime. Taip. Kuo daugiau improvizacijos, tuo yra smagiau, tuo yra fainiau gyventi ir tuo tu laimingesnis esi, nes
aš būdama 17 ar 16 metų nežinau savo visos gyvenimo strategijos, tipo, kur aš grinai eisiu po studijų, žinai. Tiesiog, kai vat klaus, ką tu veiksi su šitom studijom? Nu, nežinau. Tai pažiūrėsim, ką man duoda tos studijos. Jo. Ir tada, nes man tai, pavyzdžiui, mane labai nervuoja, kad nuvarai, tipo, kur pakalbėti apie universitetus ir panašiai, ir skaitai tos studijų aprašymus ir nieko nepagauna. Taip. Nes ten tokie surašyti sakiniai, Jo. kur, paprastam mokiniui, sunku yra suprast, gausi ekonomikos žinių. Kokių? Kokių? Ką aš sužinosiu apie tą ekonomiką? Ko aš nežinau mokykloje? Jo. Nu, va tokie dalykai. Išmoksi būti lyderiu. Kaip? Okei. Konkretumą prašau. Jo, ir toks skaitai ir jos visos atrodo žiūri panašios, tai ką tada man rinktis? Jos beveik niekom nesiseka. Arba būna labai išskaidytos į smulkės potėmes. Jo. Ir kaip man tada žinot, kur man stot? Tipo, aš tai gal kažko labiau bendriau norėčiau. Čia kur paėmant teisę ten. Jo. Teisė ir policija, teisė kriminalistika, tas. O kas jeigu aš noriu ten kelių dalykų? Nu tada, tipo, reikės dvi studijas, pavarai vienas, paskui varai kitas. Taip, so. Bet... Jo, ir to šiaip karjerų mugės. Propaganda, atsiprašau. Propaganda. Man tai patinka, aš tušinukų nepasirenku. Jo, ateini pasirinkti free stuff. Šiaip, ten yra gerai eiti, jeigu tu jau žinai, labiau esi apsisprendęs, tada tiesiog pakalbėti su kažkuo insideriu tokiu. Bet kai tu nežinai, ką ten daryti, tau tiek atrodo pripudrina smegenis apie univerus. Ten grinai smegenų pudrinimas. Aš buvau vienos, aš nežinau, gal nesakysiu pavadinimą. Yes. Jo. Buvau vienoj ir tiesiog visi ateina ten tie konsultantai, puola tave iš visų pusių. Ką tu nori daryti? Kur tu nori studijuoti? Sritį dabar, sakai, žinai, kažką tokio. Ir aš, aš manau, tu ten turi eiti maždaug žinodamas kryptį, plius minus, o aš nieko nežinojau. Ir aš tiesiog ten pradėjau vėl spankti apie tą savo teisę. Ir man, žinok, pradėjau ten siūlyti univerus, ten Olandijai, ten Anglijai. Ar tu žinai, kad tu Anglijai baigdama teisės studijas gali grįžti į Lietuvą? Ir aš taip, ne? O nėra taip, kad jeigu tu bet kur studijuodamas, vis tiek gali grįžti į Lietuvą? Nu, su teisė yra skirtingai, nes kiekviena šalis turi los. Savo los. Nu jo, okay. Tai man ten pradėjo grinai pudrint smegenis, siūlyt stovyklas, vasaros stovyklas, kurios kainuoja ten 7,000 už savaitę. Ir aš taip galvoju, eik tu savo. Karjeros mugės yra toks įdomus dalykas, man nieko nepadėjo. Sorry, bet aš ten tada... Man tiesiog patinka ten realiai pasiklausyti apie pačius univerus. Aš labiau einu ten su intencija nesusižinot. Tipo, jeigu, pavyzdžiui, žinau sritį, tai aš dažniausiai einu klausinėt, ko reikia jai, sričiai pačiai. Bet kad pats sakytum jiem, ką tu nori. Nes jie paskui pradės tau kišbai. Aš jaučiuosi, biški ten jaučiuosi, žinau, kaip turgui. Tipo, būna tos realiai turgus yra. Kur, tipo, tu sakai vieną, tau įkištoj visiškai kitą. Jo. Bet man šiaip patinka pasiklausyti, žinai, apie tuos pačius universitetus, žinai, ką jie siūlo, pavyzdžiui, apart studijų, kokios ten communities pas jas yra. Tai va šitas fainiai. Ir ta prasme, ir aš pasidalinsiu savo draugės patirtim, kai buvom toj karjeros smugiai, tiesiog buvo vienas konsultatas ir jinai ten kažką galvoja su architektūra, lyg ir studijuot. Ir galvoju dabar. Fizika, žodžiu. Fizika yra labai skaudi tema daugeliu žmonių. Ir tiesiog nuo architektūrai kaip ir nereikia tos fizikos, žinai. Labai mažai, kur prašo. Ir ten atėjo tas konsultatas ir mes stovim ratukie. Ir jinai toks žmogus, kur jinai žino apie savo sritį. Žino, ko nori. Ta prasme, gal net tiek, kiek žino, ko nori, bet jeigu ten žino kažkokią potencialią sritį, išsiaiškina, ko reikia. Jinai pasidomėjus yra. Ir stovi tas konsultatas ir tiesiog drasko akis, kad tau reikia fizikos. Tu niekur neįstosi. Tau grinai reikia fizikos. Ir jis sako, bet ne, aš esu pasidomėjus. Tikrai priklauso nuo srities, gal aš ten noriu tam tikrą šaką architektūros studijuoti. Čia labai priklauso. Net tu be fizikos niekur neįstosi. Aš tau rekomenduoju grįžti į mokyklą, pasirinkti fiziką atgal. Ir tiesiog sakau, tos karjeros mugės, tiesiog gali labai išmušti iš kelio. Kas svarbiausia architektūrai, tai brėžinius mokėti daryti. Mano klasiokė dabar, jinai, irgi. Fizikos jinai tikrai nepasiemus. Ką, jinai varo į architektūros kursus. Tai va.
antras žmogus, kuriam nereikia fizikos architektūrai. Tai va. Tipo, aš suprantu, ką jisai turi omeny, žinai, nes Jo. vis tiek, tipo, kad dinamiškai stovėtų visas tas, žinai, pastatas, nesugriūtų jisai ten, Jo. bet, nu, tai tu gali išmokti per tas studijas. Jo, jo. Nėra būtinybė. Šiaip labai draskė akis, tai tas labai, dėl to, va, Dėl to turbūt ir, žinai, Jo. jeigu jis būtų tiesiog pasakęs, kad, žinai, Mhm. nu, tau praverstų fiziką, Jo. tai tada dar būtų okei. Jo. Bet, žinai, kai tau kišadų specialiai būni. Ne. Mhm. Kaip tik dar labiau nenoriu. Taip, Dabar aš kaip taip. tik neimsiu iš principo. Jo. O jeigu kalbant apie visus tos pasirinkimus, to gyvenimo prasme, tai kaip tu manai, mes jau turim, vat, sakykime, 17-18 jau žinot, vat, ką mes norim daryti ir visą gyvenimą tai daryti, ar mes galim keisti dalykus? Ne. ne. 100 kartų ne. Ta prasme, gerai, man atrodo, kad labai pasisekė tiems, kurie žino, ką nori daryti. Ir tie, kurie realiai turi kažkokį passion kažkokiai vienai sričiai, bet tu negali apsispręsti, ką tu nori veikti visą likusį gyvenimą, kai tu esi nepilnametis, kur tavo, aš nežinau kaip lietuviškai šitas dalykas vadinasi, bet frontal lobe. Aš irgi neįsivaizduoju. Priekinis kažkoks dalykas, neišsivystęs pilnai yra, tau ten gal tik 20, jisai tau ten topteli, bet tiesiog tu negali žinoti, ką tu nori veikti visą savo gyvenimą, kai tu toks jaunas esi ir tavo dar nuomonė 100 kartų keisis. Ir pavyzdžiui dabar, šiais laikais tiesiog tas neapsisprendimas yra labai neparodomas ir labai mažai kalbama. Dažniau girdima iš žmonių, ką jie nori veikti, negu Jo. kad tipo nenori arba nežino. Ir aš manau, kad čia šioje visoje visuomeniai tai yra laikoma silpnybė, kad tu esi neapsisprendęs, Jo. nežinai, ką nori daryti. Ir dėl to visi mėgsta užsidėti tas tokias užtikrintumo kaukės. Teisė. Teisė. Aš būsiu geriausia teisininkė. Grinai Harvey Išsimečiau Specter. istorijos egzą, bet aš būsiu geriausia teisė. O, Harvey Čia Specter. Legally Blonde. Mike Ross, jo. Žodžiu, prisižiūrėjus aš šį serialą. Reikia gal biškį nusat. Bet aš galėjau sakyti, kad aš tiesiog nežinau, kodėl aš ten visiems pudrinau smegenis, kad aš ten einu teisę. Tiesiog aš labai bijau to nežinojimo ir aš bijau to pasirinkti. Tipo, aš bijau rinktis, nes, tipo, aš suprantu, kad tu gali visada pakeisti savo pasirinkimą. Ten yra žmonių, kurie ten savo 50-osiuose metuose pradeda kažką naujo studijuoti. Taip, va būtent, ta prasme, nu, aš biškai įsiterpsiu, Gerai. bet žinai tas, kur yra toksai, kodėl mes turim kokiam 50 metų apsispręsti vieną dalyką, Jo. kai mes turim vieną gyvenimą Jo. ir turim šimtus, vos net tūkstančius skirtingų galimybių. Kodėl aš negaliu 5 metus padirbti ten, tada varyti 10 metų Jo. dirbti stewardesę, pavyzdžiui. Nu. Why not? O paskui Kodėl ne? po to dar pradėt vos filmus sukurti kokį. Jo. Kodėl mes nenorim bandyti naujų dalykų ir išspausti iš gyvenimo, bet belekiek? Jo, ta prasme, yra šiaip, aš nežinau, ar aš čia per daug woke, bet labai uždėtas tas, vat, tokia norma, kad tu po mokyklos turi iš karto pasirinkti savo karjeros kryptį, kur tu turi visą gyvenimą išsiaiškinti, ką tu nori daryti ir geriau jau bandyti daug kartų ir atrasti tai, kas tau patinka, negu apsistoti ties vienu kažkokiu dalyku, tik dėl to, nes tu nori būti pastovus ir tu nenori ten lakstyti tarp sričių ir tu galvoji, ai, susitaikysiu, tipo, jo, čia mane biški kerta psichologiškai, man čia trupučiuką nelabai patinka, bet aš susitaikysiu, žinai. Tai aš manau, kad tikrai neturėtų žmogus jaunas žinoti, ką turi veikti, nu, tipo, ką nori veikti gyvenime, grinai gyvas pavyzdys. Aš. Ir šiaip, žinai, yra sakoma, kad, nu, realiai geriausias dalykas, ką mes galim daryti gyvenime, tai yra pokyčiai, nes be pokyčių mes neaugam. Ir, žinai, ir tas, kad tu pasirinkai tiesiog būti vienoj vietoj, dirbti tą vieną darbą ir, tipo, jo dar suprantu, pavyzdžiui, nu, gerai, imkim, nu, tos gydytojus, ane? Nu, tai vis tiek, tu ten gali biškai kiltais karjeros laiptais, žinai, kažkur tobulėti, yra tie vyr gydytojai ir panašiai. Jo. Bet jeigu tu dirbi žiauriai paprastą darbą, nu, kokiam ofise, ten, nežinau, ir tu nenori, ten nesikeli į vadovus, Jo. nesikeli į nieką, tai tu tiesiog stovi vietoj ir kiekvieną dieną darai lygiai tą patį dalyką. Jo. Ir tau dar plus nepatinka ten eiti. Jo. Tai kam tu ten esi? Nežinau. Nes daug žmonių, nu, ta prasme, nuoširdžiai, savo meluoja apie tai, kad aš negaliu pakeisti. Taip, nu jo, jeigu tu turi šeimą, vaikus, nu, tai tau yra sunkiau, ta prasme, išeiti iš stabilaus darbo. Kitas reikalas. Taip, nu, bet jeigu tu, ta prasme, sėdi studijose, kurios tau žiūri kerta, ta prasme, tu nenori eiti nei vieną paskaitą, tau žiūri neįdomu. Jo. Ir būni
nu, bet aš negaliu išeiti, aš geriau pabaigsiu šitą. Jo. Kam tu jį baigsi, jeigu tau apšė nepatinka jisai? Ta prasme, tu galvoji, kad tu pabaigsi savo studijas, kurios tau nepatinka ir tada tau kažkaip lengviau bus, kai susirasi toj srity darbą, nebus. Nu, tai va, ir tada turbūt tiek daug žmonių ir būna tie, kurie nedirba pagal savo studijas, Jo. nu, nes jiem visiškai nepatiko. Jo. Aš manau, čia geras dalykas yra. Man labai iconic, kai vat pasibaigia kažką, dirba visiškai unrelated dalyką. Tai manau, čia labai iconic. Bet nu jo, čia aš tiesiog, man labai gaila tų žmonių, kurie galvoja, kad jie yra suvaržyti, likti ir daryti tai, ką jie nenori daryti. Nes reikia tiesiog atsibust ir suprast, kad grinai darai tai, kas tave veža, tai, kas tave motyvuoja. Driven by delusion, trupučiuką deluzijos, nežinau. Deluzijos. Deluzijos reikia. Nes reikia tiesiog realiai reikia svajoti. Jo. Visą, kodėl mes, čia yra visiškai different topic, bet kodėl tiek daug žmonių neleidžia savo svajoti? Nežinau. Arba, tipo, jie svajoja, bet jie apsiriboja tom, kad tai yra svajonės. Jo. Va, šitas. Kodėl mes, dabar, nu, daugelis žmonių buvo tokia, aš labai norėčiau, va, tai padaryti. Nu, bet tiesiog, nu, tai pasvajonė mano čia. Jo. Bet aš nieko dėl to nedarysiu. What do you mean? Kas tave stab? Nu gerai, Nu, tipo, gali būti dalykų, gali, kurie tarsi šeima, vaikai tikrai yra Jo. sunku. Bet kai tu esi jaunas žmogus, ir aš suprantu, finansai gali, ten jeigu tu nori kažkur keliauti, nu tai faktas, finansų reikia. Bet gyvenkim mes tom svajonėm, Jo. neapsiribokim tuo 9 to 5 job, kur Jo. tiesiog, nu, Besupiška. okei, ir numes tas svajonės, nu ne. Jo. Gyvenkim man labai dėl gaila. svajonių. Man žiauriai gaila, kai žmogus nesvajoja, tipo, kur jaučiasi sukaustas kažkokių ar socialinių normų, arba tėvai spaudžia kažką, bet spaudimas iš šeimos kažką daryti, nu žiauriai prastai, nes tai yra tavo gyvenimas. Tu sprendi, ką tu nori. Ta prasme, čia tu gyveni, tai tu sprendi, ką tu nori daryti su savo gyvenimu. Tu savo karjeros kelią renkėsi pagal, nu, savo, žinai, kažkokias aspektus. Aišku, tai neturiu omeny iš savanaudiškos pusės, kad kažką darai tik tais, kad pasipelnytum savo. Jo, irgi. Bet tiesiog man atrodo, kad savo kelią turi, tipo, klotis pats. Literaliai, ne veltui yra pasakymas, kiekvienas esame savo likimo kalviai. Ir už tave negyvena tavo gyvenimo mama ar tėtis. O Ar šiaip, nu, močiutė? būna tikrai tokių tėvų, kurie bando savo svajonės permest vaikam. Šitą irgi reikia labai nepamiršti, Jo. nes, nu, tikrai būna tokių tėvų. Jo. Ačiū Dievui, aš neturiu tokių tėvų ir mano tėvai mane palaiko, 100% myliu dėl to, Žiūrėk, fain. bet, nu, kur būna tie tėvai, kur tipo, aš norėjau būti gydytoja, tai dabar tu būsi gydytoja. Jo. Perimsi mano verslą, kai užaugsi. Nu, gerai, palauk, verslas yra kitas dalykas. Nu, jeigu nenori, Bet, tipo, jeigu tau nepatinka tas verslas, pavyzdžiui, Nu. visiškai tavo vertybių, žinai, nepalaiko, tai tada jo. jo. Man atrodo, tas perimsi mano verslą, tai stato labai į rėmus. Šiaip jo, nes realiai ant tavęs užmeta tavo karjerą. Gerai, grįžtam šiek tiek prie tos kūrybos pusės, Ok. to meno. Mhm. Tai kodėl tau yra tai taip svarbu? Žodžiu, aš šiaip manau, kad šiaip menas tiesiog atskleidžia, kaip tu žiūri į pasaulį. Tipo, kadangi tai yra žiauriai subjektyvu ir visi meną tiesiog regi savom akim ir, nu, pritaiko pagal savo gyvenimą ir kritikuoja irgi visi skirtingai. Man atrodo, kad tu per meną gali save išreikšti. Kas yra žiauriai svarbu, sėdėdamas ir dirbdamas 9 to 5, tu niekaip savęs neišreikši, nebent ten gausi bonusą kokią arba premiją, žinai. Bet man atrodo, kad tiesiog aš esu skaičius, gerai, tarp kitko, tas By straipsnis, the way. tarp kitko, tai skaičiau savo VBA kalbėjimo straipsnį, kurį man reikėjo nagrinėti. Tai aš šiaip iš tų straipsnių pasiemu kartais geros informacijos. Tai buvo kažkas ten, žmogus be kūrybos kaip medis be lapų, man atrodo, vadinosi tai va tas straipsnis ir ten rašė, kad kadangi mes esam sukurti, mes turim perduoti, tipo, kaip ir tęsti tą kūrybos procesą. Žiauriai strigo. Man ta prasme žiauriai atsvėrė. Ir aš manau, kad žmogus tiesiog man yra žiauriai wow, fascinating, kai žmogus iš tiesiog savo pasąmonės sukuria kažkokį meno kūrinį
arba net eina prieš normas, pavyzdžiui, socialinės ir tiesiog pagal savo įsitikinimus kažką kuria, kažką daro, skelbia savo, žinai, visą kūrinyje. Nu, man tiesiog žiauriai gražu. Man atrodo, kad tai vat yra žmogaus kaip ir sėkla visos prigimties. Man tai, pavyzdžiui, žinau, dėl ko, nes aš irgi, žinai, labai kūrybos žmogus. Man kas patinka, kad dažniausiai tie kūrybiški žmonės, jie kuria ne dėl kitų, bet dėl savęs. Ir jeigu šnekam apie straipsnius, kvautus ir panašiai, tai man labai strigo. Aš esu toks žmogus, kuris labai mėgsta Pinterest'e ieškoti kvautų. Jeigu ten įsidėti kokį Instagram'o, ten storiuką, kažką, tai Pinterest'as yra mano way. Ir žiauriai gerą mačiau kvautą, kur tipo parašyk, tipo, jeigu tu nori rašyti knygą, parašyk tokią knygą, kurią tu pats norėtum perskaityti. Kur, tipo, nesvarbu, ar kitam bus neįdomu ar panašiai, bet tu tai darai tam, nes tau yra įdomu. Žiauriai geras aspektas, man atsivėrė akis tika. We're too woke. Wow, eik su savo. Mes tiesiog kylam woke laiptai. Taip, nes šiaip dabar, kai mes gyvenam performative society. Ta prasme, mes galim visi savo meluot, kad esam baisiai unikalūs, bet daugelis, ta prasme, kokie 95% žmonių bando pasirodyti kitiem. Jų žiauriai vargina. Viskas, ta prasme, stilius, muzika, filmai, viskas realiai yra tam, kad aš galėčiau pasakyti, va, aš peržiūrėjau šitą, žiūrėkite mane ir man pavydėkit. Aš opium. Baddie. Ir mes kažkaip norim to pripažinimo baisiai. Ir tiesiog, kad tas menas išeina iš to, kad tu darai tai sau, o ne kitiem, tu pieši, šoki, dainuoji, rašai knygas, bandai kurti filmus, tam, nes tau yra įdomu, ar ten muzika kokia, nes tau tai patinka, tau yra faini ir tu galvoji, kad gal ir kažkam kitam tai patiks, bet ne ant tokio lygio, kur tipo būna, nes tikrai būna žmonių, kur, sakykime, klausosi muzikos tam, kad galėtų pasakyti, kad klausos tos muzikos, bet jiem visiškai nepatinka. Man grinai dabar on live atsiverinėja akis. Eik tu savo, aš niekada nepagalvoju apie šitą aspektą, kad tu realiai dėl savęs kuri. Žinai, visokių žmonių būna. Kai kurie irgi, sakau, kai kurie baisiai performative. Taip, bet jeigu šnekant, pavyzdžiui, iš mano rato, aš turiu žmonių, kurie tiesiog, jie pasidalina tom savo kūrybą, bet nebūna taip, kur tipo, va žiūrėk, aš parašiau šitą, nebūna tai, bet tiesiog sako, žiūrėkit, aš čia kažkurį vakarą sėdėjau ir parašiau ir aš norėčiau pasidalinti, nes man atrodo gražu. Ir, man taip širdį glosto tiesiog. Čia geriausias dalykas. Ir mes, ypač šitoj society, mes bandom užmiršti tą kūrybą ir uždėtais visais STEM dalykais. Dabar STEM yra toks, tipo, mane nervuoja, kad dabar žmonių tipo ir protingumas ir visa kita ir vertė yra vertinama pagal STEM. Tipo, jeigu tu nori STEM-e kažką veikti, tai tu esi top notch. Tipo, jeigu tu nori IT dirbti, ten būti data analysis, tai super. Jeigu tu nori kurti muziką, tu jau padugnėsi. Eik ten. Žiauriai liūdna. Ir labai tarp jaunimo šitas atsispindi. Taip, ir kas man yra juokingiausia, kad jeigu pažiūrint, pavyzdžiui, kai kurių dainininkų transformaciją, žinai, iš to, kur jie ten dainuodavo garažę kokiam, žinai, iki ten pasaulinių auditorijų. Ir tie STEM žmonės, jie patys žiūri, važiuoja tos koncertus ir panašiai, jiem čia žiūri patinka, žiūri fainiai, bet kai tu nori daryti kažką su muzika ir panašiai, tu esi niekas. Nes realiai yra tas pasakymų valandėlė, bet kur yra pasakymas, kad žmonės visą laiką juoksis iš tavęs, kol tu kažką pasieksi. Ta prasme, kol tu būsi padugnė, kol tu gyvensi skurdžiai ir ten bandysi kažką iš savęs išspausti, tu tavęs niekas nevertins. Taip, niekas nevertins, nenorės palaikyti, sakys, ką tu čia tik svajonės, tu čia, žinai, fantazuoji. Ir tada, kai tu pasieksi, tada jie bus sakę, my God, aš visą laiką žinau, kad tau pavyks. Visada tavį tikėjau. Aš tikėjau tavim. Aš žiūrėjau tavyje šitą ugnelę. O taip tai būna atsipeikėk, tipo, grįžk į realybę, žinai. Šis pasaulis nėra tobulas. Sunshine and rainbows. Nusimk rožinius sakinius. Tiesiog tokie dalykai maždaug. Tai va. Šiaip žiauri, mane tai nervina. Žiauri nervina. Tiesiog
verda kraujas. Taip, nežinai, aš suprantu tiek vieną, tiek kitą pusę, Jo. nes reikia išlaikyti tą balansą. Nu, tu Jo, negali jo. būti visiškai delusional ir nieko nedaryti, bet įsivaizduot, kad tu Jo. čia viską sugebi. Yeah. Nu, bet ir also negali savęs užsidaryti tam, kad, tipo, ai, aš nebandysiu. Tarsi, Jo. turbūt per kiekvieną podcastą kalbu, nu, bet, ta prasme, tai, kad žmonės svajoja, bet nusprendžia net nebandyti, yra realiai didžiausias savo sabotažas, kurį tu gali daryti. Jo. Nebandyti. FOMO, Nebandyti. guys. What do you mean? Jo. Tiesiog per bandymą, aš manau, mes kuriam tą patirtį. Tipo, nes vat, esmė ta, kad aš labai mažai dalykų šiam gyvenime gailiuosi. Tipo, net kai ir pasidarau kažkokiu, nu gerai, nebent ten iš tikrųjų susiknisu kažką, bet tipo, kokios embarrassing situacijos būna, arba kažkur klaidų padarau, vis tiek auga patirtis. Nu, ta prasme, tu grinai iš kiekvienos savo klaidos ar kažkokių dalykų mokaisi ir man atrodo, kad vat, visi tie dalykai, kurių aš techniškai turėčiau gailėtis, jie tiesiog kuria mano asmenybę ir aš iš to mokinuosi ir aš savireflektuoju, žinai, va tai va. Ir manau, kad tiesiog bandyti yra verta, nes čia yra actually dar pritaikysiu pasakymą, kuris šiaip labai, labai, nu, man padeda. Kai tu, dabar skambėsi, motivational speaker. Čia motivational quote. Jo. Man atrodo, darysiu paskui aš tokį, žinai, reelsą su visais motivational quotais iš šito. Toj mic drop bus. Kai tu... Va dabar, man atrodo, yra vienas iš tų embarrassing moment. Gerai. Mic drop. Man baisu, kad čia žiūrės kažkokie pažįstami, sakys, ką tu čia filosofuoji, ta prasme. Žodžiu. Žinai, žiūrėk, tu tai darai dėl savęs, ne dėl kitų. Exactly. Jo. Kai tu bandai, tai tau yra 10%, kad pavyks arba nepavyks. Kai tu nebandai, tau 100% nepavyks. Oh yeah, mic drop. Aš kai šitą išgirdau visai neseniai, žiauriai atsivėrė protas. Man įdomu, kiek man per šitą podcastą kartų protas atsivers. Daug. Jau man atrodo, arba nušvitimai čia tiesiog. Realiai, nes kai tu net nebandai, tai kaip tu žinosi, ar to pavyks ar ne? Gal net jeigu yra 99% šansas, kad tau nepavyks ir 1, kad pavyks, iš kur tu žinai, kad tu nesi tas 1%? Gal nušvis tau sėkmė ir tu būsi tas 1%. Literaliai. Jaučiuosi grinai kaip tipo... Čia bus motivational video. Yeah. Oh yeah. Eikit, darykit, klyskit, bijokit, bet lipkit iš savo komforto zonos. Hell yeah. Svarbiausia, nes aš sakau, aš nuo 26 metų pasisakiau savo, kad išlipu iš savo komforto zonos. Viskas užteks kažkaip patogiai man sėdėti savo rutinai, kambarį tiesiog ir daryti tiesiog tai, ką aš paprastai. Mic drop, literaliai. Daryti tai, ką aš paprastai darau. Ir tiesiog eit ir kažką kurt po galais. Kiek galima sėdėti ir kiek galima būti užsidarus tam savo burbulę. Ir jo, tikrai yra baisu kažką pradėti daryti. Tikrai yra baimių ir tikrai yra tokių, kaip kiti į mane pažiūrės, kaip kiti nuomonę formuos. Koks skirtumas, pamirš. Jo, pamirš. Apšiai pamirškit. Koks jums skirtumas? Tu supranti, yra tas pasakymas, kad aš, pavyzdžiui, galvoju, kaip tu apie mane pagalvosi, žinai? Yeah. Tu galvoji, kaip aš apie tave pagalvosiu. Yeah. Ir mes visi tiesiog galvojam, kaip kiti pagalvos, bet actually galvojam tik apie save. Eik su savo, jo. Taip. Eik su savo. Žiauriai gerai čia staliuoju. Ir aš kažką žiauriai norėjau pasakyti. Okay, aš irgi čia 100 dalykų norėjau pasakyti. Aš čia tiek daug minčių turėjau vieną. Kai tu sakai apie savo tas, žinai, 2026 goal, tai aš panašų labai dalyką nusistačiau savo, kad pradėsiu rejection therapy. Ir, nu realiai, vat kaip tu sakai, žinai, daryti dalykus, kurie man nefaini, gal, ta prasme, aš bijau ir išlipti iš tos komforto zonos. Aš kai tik tokią matau rejection therapy, kur ten jau to the max, kur eina ten ir grinai, nu, pasitiesia save, man baisu. O pavyzdžiui, ką tu darai? Nu, pavyzdžiui. Nu, tipo, aš nedarau ten to the max kažko, žinai, bet man tiesiog, pavyzdžiui, man būna labai dažnai, kad aš, bijau pasakyti žmogui, kad man kažkas patinka, ta prasme, žinai, kur pamatau tiesiog žmogų, kur žiauri fainas žmogus ir aš žiauri norėčiau pasakyti. Ir aš žiauri bijau. Kodėl? Kodėl? Aš galiu to žmogaus, ta prasme, dieną pagerinti. Kodėl aš bijau? Arba man būna, ta prasme,
dabar tai startinu nuo visiškai minimalių dalykų. Aš bijau paklausti kažko. Jo. Prasme, Jo. kad ten, ar galima kažką, kodėl aš bijau Jo. paklausti, ar galima. Jo. Klausti klausimus šiaip baisu yra. Taip. Manau, tas išsivysto lauk iš mokyklos. Ir Man realiai atrodo, ne. socialinių medijų. Viskas eina Jo. link interneto. Nes Jo. seniau, ypač vat, mokyklose, visi klausinėdavo dalykų. Dabar mes visi sėdimo tokią. Jo, bijom paklausti. Ir aš pilnai, nu gerai, nežinau, gal nereikia atidaryti stumyklos, bet dažnai mokytojai čia būna, kad, tipo, klauskit manęs visokių klausimų, eikit, klauskit, tik tais nebijokit ir tada tu ateini paklausti, tada tiesiog suvaro tavo atsakymą konkrečiai. Realiai. Kur būna, kodėl tu klausi šito? Jo. Kažkada per biologiją paklausiau vieną klausimą. Galvoju, net turbūt specifiškai prisimenu, koks ten klausimas, nes ant tiek įsigrėžė į galvą, kai kuriems tai labai paveikia tokie dalykai, žinai. Paklausiau, kaip ATP išsiskaido. Aš žinok, nežinau, aš nepasėmus biologijos. Adeno Nu, trifosfatas. žodžiu, jo, ATP. Man čia molekulė. APT. APT. Kaip ta daina? APT. Gerai. Žodžiu. Paklausiau, kaip jinai išsiskaido ir ten buvo, mokytojas sako, ar turit kažkokių klausimų iš tų klausimų, kur davė daug atsakinėt klausimų, sako, ar turit kažko paklausti. Ten buvo pats pirmas klausimas, aš jį neatsakiau, aš nežinau, aš pramiegojau, ar kas man yra, tipo, aš nežinau, paklausiau, tai Simona, kaip tu šito nežinai, taigi čia paprasčiausias dalykas ir sėdi ten vienas kasokas, nusižvengė dar girdėjau ir aš taip, eik tu savo, aš viskas gyvenime daugiau nieko nebeklausinėsiu. Tiesiog eisiu tada asmeniškai prie tavęs tau šnapždėsiu jausi tą klausimą. Nes tiesiog... Mokytoja. Kaip skaidosi ATP molekulė. Nes tiesiog, tikrai kai kuriuos žmonės tikrai paveikia tokie dalykai. Ir kalbant apie 26 metų goals, tai atėjimas į šitą podcastą buvo realiai, galvoju, vienas iš mano lūžio taškų. Ne tiek, kiek atėjimas, kiek parašymas, kad aš, tipo, noriu ateiti. Jo, mes prieš tai kalbėjom su Simona, kad tai iš pradžių galvoju, kad net negali ateiti. Ir žiūriu, bet esmė, kad aš žiūriu ir aš net nepagalvoju apie tokius dalykus, kad aš irgi galiu čia sėdėti ir kalbėti ir aš dabar sėdžiu ir kalbu ir man šis zaibytas ir man Tai va. patinka. Tai manau, prieinam prie mūsų kvautsų galo ir aš tau turiu patį paskutinį klausimą. Paskutinį jau? Paskutinį, įsivaizduoju. Žinok, aš atsakyčiau, manyčiau, kad mes valandą šnekam jau. Šaika. What? Nu. Gerai. Tai jeigu tau reikėtų duoti dabar patarimą žmogui, kuris bijo tos savo karjeros, kurią nori pursuint, ką tu jam pasakytum, kad būtų drąsiau? Šitą buvau pasirašius. Čia dabar tavo last quote of this episode. Šitą buvau pasirašius. Bijoti ir nežinoti, ką tu nori veikti gyvenime, kai tu esi toks jaunas, yra normalu. Aš nežinau, ką veiksiu, daug kas nežino, ką jie veiks, jūs tiesiog to nematot. Gal, ta prasme, tiesiog žmonės per daug yra užsidėję tas užtikrintumo kaukės, kaip ir minėjau anksčiau, kur kalba tiesiog, kad nori kažką veikti, bet jie iš tikrųjų nežino. Kaip aš, kur 5 kartą minim mano tą teisės nesąmonę. Bet tiesiog bijoti yra normalu. Ir jūs neturit žinoti, ką jūs norit veikti tokiam ankstyvam gyvenimo etapui. Tai čia buvo Jaunimas be filtro. Aš esu Elinga ir šiandien su manimi buvo Simona. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Dabar Hey. mic drop.